Šeštadienį Leipalingio laisvalaikio salėje šurmuliavo rudens šventės dalyviai. Kaip ir kasmet organizuotame renginyje, Leipalingio seniūnijos gyventojai eksponavo šiemečio derliaus gėrybes, įvairius vaisius, daržoves ir iš jų pagamintus valgius bei užkandžius. Ant gausiai nukrautų stalų puikavosi ir miško gėrybės, grybai bei uogos. Akį traukė pačių šeimininkių iškepti šakočiai, šimtalapiai, skruzdėlynai, kiti gardumynai. Rudens šventėje eksponuotas įvairių rūšių medus ir kiti ekologiški produktai. Tądien rudens gėrybėmis nukrautų stalų atstovai drąsiai didžiavosi pačių rankomis spaustais sūriais, įmantriai patiektomis daržovėmis, įdarytomis naminėmis antimis, šviežiai iškepta duona ir rudeniniais obuoliais. Ką mes per rudenį, per visą vasarą užauginom, rudenį nuėmėm, tą mes ir dedame ant savo stalo. Turime obuolių, dynių, kaliaropių, įvairių sumuštinių, antis įdaryta, duona naminė kepta, moterys iškepia. Ir kokius patiekalus labiausiai mėgsta ragauti šventės dalyviai? Šventės dalyviai tai mėgsta ragauti tą, kas yra taip neįprasta, kažkas, kas nematyta, ypač kas pateikta originaliai. Tai va taip stengiamės viską papuošti, pateikti kuo originaliau, kad jie paragautų. Kas užaugo, tai ir sunešėm viską iš namų parodyti, koks derlius šįmet buvo. O ką šiandieną konkrečiai jūs atnešėte? Aš tai iš savo sodo obuolių, raudonų tokių, nes šiais metais obuolių nėra, tai manyčiau, kad tai bus irgi delikatesas beveik. Tradicinėje šventėje dalyvavęs Leipalingio seniūnas Antanas Krancevičius sakė, kad gyventojų į rudens šventę varu varyti nereikia. Šventė yra tradicinė kas metai ir, taip manau, žmonės netgi turbūt jai rengiasi laikui bėgant ir žino, kad tokia tradicinė šventė bus. Ir kiekvienas nori parodyti, kiekviena šeimininkė, ką jinai moka, ką jinai gali ir ką jis sugeba iš rudens gėrybių padaryti ir parodyti kitiems. Renginio dalyvius dainomis džiugino atlikėjas Romas Dambrauskas. Dainininkas susirinkusiesiems dovanojo beveik valandą trukusį koncertą. Ir tik vėliau Leipalingio seniūnijos gyventojai bei renginio svečiai galėjo paragauti visų tądien eksponuotų valgių, sužinoti jų gaminimo gudrybės, pabendrauti ir žinoma, smagiai pašokti skambant liaudiškoms dainoms.